Gera žinia automobilių prekeiviams. Turiu labai gerą žinią automobilių prekeiviams. Vakar kreipėsi mane du žmonės, kurie nori pradėti su nekilnojimu turtu ir pasirodo, kad gana rimtai nusteikę žmonės, kurie ir valandų neskaičiuos. Svarbu, kad verta būtų tą energiją įdėti, svarbu, kad verta būtų kažką tai daryti. Tai va, ir vienas, ir kitas man papasakojo, kad su automobiliais dabar nekas. Ar ne? O šiandien kalbėjau iš Utenos, kur prie pirkimų perpardavimo automobilių užsiima, tai sakė, netgi kalbėjo su jau kur daug, su dideliu automobilių prekeiviu, kur daug parduoda automobilių. Tai irgi sakė, stovi, krizė, prekybos nėra. Tai aš turiu jums gerą žinią. Parodysiu prekę, kur prekyba vyksta ir vyksta pakankamai gerai, tik tai reikia gerų žmonių, kas galėtų rimtai dirbti, ar ne? Pradedu aš kaip visada nuo savo balkonėlių, kad parodyti jums vaizdą patrauklų, ką tik mes pabaigėm su sūnum žaisti futbolą, ten žaidėm ir grįžom, dabar sūnus vėl mokosi, o aš, reiškia, nusprendžiau, man kilo tokia idėja įrašyti video įrašą automobilių prekeiviam. Turbūt nesutapimas, kad du automobilių prekeiviai per vieną dieną kreipėsi būtent vakar ir sako, norim rimtai pradėti dirbti, jeigu dar jau yra taip, kaip sakai. Nu tai dabar einam, aš parodysiu jums, kas vyksta su namų pardavimais, kas vyksta su nekilnojamo turto pardavimais, ne? Einu aš jums iš karto vizualiai rodysiu ant žemėlapio, ne? Tai va čia atsiuntė man iš Lietuvos žemėlapį, aš mėgstu, pasidedu tokį putplastį, kad nesugadinti sienų ir, reiškia, ant žemėlapio išsidėliojau aš, kokia statistika yra. Ne taip, kad ant popieriaus lapo, bet ant žemėlapio. Tai čia, draugai, aš jums rodau namų pardavimo skaičius Lietuvoje 1787 per vieną mėnesį. Čia vieno mėnesio pardavimai visoje Lietuvoje. Aišku, jau ketvirtadalis pardavimų, daugiau negu ketvirtadalis pardavimas įvyksta Vilniaus apskrity, nu turbūt normalu pagal gyventojų skaičių, pagal viską. Kauno apskrity 350 pardavimų ir Klaipėdos apskrity 200 pardavimų. Ar ne, čia išsidėšiu dar smulkiau, Kretinga, Šilutė ir taip toliau. Nu ir dabar imkime, sakykime, paskambino mano automobilių prekeivis iš Utenos. Utenos apskrity nuperka per mėnesį, įvyksta 90 sandorių per mėnesį. Tai yra po 3 per dieną, kiekvieną dieną vidutiniškai. Čia visoje apskrity, per visus rajonus, ir sodybai, ir sodybos, ir dideli namai, ir maži ir taip toliau. Bet tai yra 90 pardavimų. Va čia tiem, kas galvoja, kad nekilnojamo turte nieko nevyksta. Per vieną mėnesį Panevėžio apskritis 108, Šiaulių apskritis 186, Alytaus apskritis, matosi čia 78, tai Tauragės apskrity mažiausiai, bet Tauragė yra brangesni, gal netgi namai, sakyčiau, vidutiniškai. 63 pardavimai, o tai reiškiasi po 2 į dieną. 75 Telšių rajone ir Marijampoliai 97. Štai, brangiai, ir nevyksta prekyba, nekilnojamo turto. Čia tik namai, čia tik tai individualūs namai. Mes dabar dirbam tik tai su namais, aš buriu komandą Lietuvoje dirbti tik tai su namais. Man reikia 10 labai tokių darbščių, labai veiklių žmonių, kur neieškotų jokių pasiteisinimų, kad kiekvienoje apskrity užkelti standartus ir kad visi kiti brokeriai jau dirbtų pagal juos. Jeigu kas norės ir prisirašyti sutarčių Lietuvoje, 20 sutarčių Lietuvoje pasirašot, skrendat į Miami, suorganizuoju, 3 mėnesius galit gyventi iš Miami ir nuotoliniu būdu tvarkyti vis tos reikalus nuotoliniu būdu. Dabar jums atrodo kaip ir neįmanoma, bet aš tai darau jau, kiek aš jau tai darau? 10 metų, jau daugiau negu 10 metų nuotoliniu būdu dirbu su Lietuva ir viskas pasirodo yra įmanoma. Man iš Anglijos vienas gerai pakomentavo, tas, kur irgi automobilių prekeivis. Sako, Dariau, tai čia jeigu rimtą komandą suburti, čia mes galim kontroliuoti visus pardavimus, visus namų pardavimus Lietuvoje. Matot, jau globaliai, vyras jau masto globaliai, ar ne? Ir tai yra tiesa, taip mes galime visus pardavimus Lietuvoje dominuoti su namais. Butus palikom, viskas, butai tegul palieka konkurentam, tegul jie su tais centais, su tais kapeikom žaidžia. Mūsų komisiniai nuo vieno namo yra 6%, bet ne mažiau 6 tūkstančių. Kitaip tariant, brokerio atitenka apie 50%. Tai kitaip tariant, minimum 3 tūkstančiai nuo vieno sandorio jūs gaunat. Dabar jeigu jūs kokioje Utenos apskrity,
Kaip jūs galvojat, labai aktyviai, stipriai dirbdamas, ar sugebėsit 10 procentų rinkos tik tai pasimti, 9 pardavimus per mėnesį padaryti. 9 pardavimus per mėnesį, jeigu padaryti pačius pigiausius pardavimus, tai vat jums 27 000 per mėnesį pajamų. Pasirodo, tiek jums net nereikia, ar ne? Jums užtektų ir 5 000 ir 10 000 per mėnesį. Tai reikia 3 pardavimų tik tai padaryti. 3 pardavimų. Tai reiškia, vienos dienos pardavimo normą įvykdyti ir viskas, ar ne, kas įvyksta Utenos apskrity. Ką dar noriu? Reiškia, jokių būdų negalvokit, kad mes dirbame taip, kaip dirba kitos agentūros. Nuotraukas padaro, dar kažką padaro, nieko panašaus. Nėra čia tokių šansų gaudimo ar dar kažką. Mes turime surinkti visą informaciją, čia sudėtinga labai nėra. Tiesa, pirkėjų jums nereikės nei vieno atrasti, visus pirkėjus atras marketingas. Surinkti visą informaciją apie visus parduodamus namus ir apie jų kokybę. Ir staiga mes netgi jau rudenį planuojam daryti termovizinės nuotraukas kiekvieno parduodamo namo. Kiekvieną parduodamo namo termovizinės nuotraukas ir iš apačios ir pakelsim droną dar. Kad pasižiūrėti, reiškia, kaip tas namas yra našus, nenašus. Ir man atrodo, pirkėjams turėtų ta informacija patikti. Ta informacija mes vedam į bendrą duomenų bazę, į bendrą sistemą ir pirkėjams parodžius, jie supranta, kad mes tikrai esam profesionalai, o ne nuotraukų darytojai, kaip kitos agentūros padaro gražias nuotraukas, įdeda į skelbį, įdeda rodą ir jie įsivaizduoja, kad jau yra dideli prekybininkai. Gerai, einam aš dabar į savo balkonėlį, reiškia, prisėsiu ir paaiškinsiu jums galbūt daugiau dar ką prisiminsiu, ką reiškia, turėtumėt jūs žinoti. Tai va, esmė yra tame, kad pardavimai vyksta, ar ne? Prekyba vyksta. Prisėsiu, aš įtaisysiu, turi laikiklį tokį, kad man nereikėtų rankose laikyti to telefono. Man žmona kaip tik padarė kakavos. Ir žodžiu, esmė tame, kad prekyba vyksta automobilių prekeiviai. O ypač automobilių prekeiviai labai dažnai deklaruoja, aš pats galiu parduoti namą, aš pats viską žinau, aš automobiliais prekiavęs, ar ne? Ne visai tiesa, yra automobiliai, nekilnojamas turtas yra nekilnojamas turtas, jūs galbūt buvote automobilių geri prekeiviai, bet jūs dar kol kas nesate geri namų prekeiviai, nekilnojamo turto prekeiviai. Bet tos jūsų sugebėjimus galima labai gerai pritaikyti nekilnojamam turte, ypač kai dabar su automobilių prekyba yra tikrai prasti reikalai, ta vadinama krizė. Bet aš jums parodžiau per tą vadinamą krizę, kiek įvyksta namų pardavimų. Nu ir jūs turbūt galvojate, iš kur tos namus, kas perka tos namus, kaip čia gali būti, taigi krizė. Visų pirma, paaiškinsiu, kaip čia yra. Lietuvis toks jau yra žmogus, jis nemėgsta per daug girtis, ką pardavė, tai reiškia, jūs matėte beveik 2000 namų pardavime per mėnesį. Bet bėda yra tame, kad yra 5 kartus, mažiausiai 5 kartus, 10, 12, daugiau netgi 1000, reiškia, parduodamų namų per visą Lietuvą. Yra žymiai daugiau pardavime, negu kad nuperka. O pardavimų yra daug. Ir pardavimai vyksta. Jeigu nebūtų ne vieno pardavimo, tada ko ten lysti į tą rinką. Bet pardavimų yra. Aišku, kita problema man sako, bet tai nenori starčių rašytis, nenori komisinių mokėti didelių ar kažką. Čia smulkmena tie dalykai. Čia tikrai yra smulkmena. Reiškia, pardavimai yra. Bet kodėl visi aplinkui šneka, kad krizė nieks nieko neperka ir kainas leidžia ir taip toliau. Todėl kad tie, kurie parduoda, lietuviai nemėgsta girtis, tai jie užsičiaupia ir netgi jeigu jiem paskambins, kiek mes darom apskambinius, mes žinom, kad tikrai pardavė, mes žinom, kad tikrai rankpinigius paėmė, skambinė, atnaujinti informaciją, sakai, kaip ar dar nepardavė. Žinokit, tu sprendėm nebeparduoti. O tokia dainelė, iš 10 žmonių 5 tikrai tokią dainelę uždainuos. Kiti sako, pardavėm ir viskas. Bet šiaip nemėgsta girtis. Kodėl? Ir saugumo sumetimais ir taip toliau, nes kiti pradeda klausti, o kada forminsit, kada pas notarą, kada jau pas notarą. Suprantat, čia tokia informacija gali nusikalstamas pasaulis bandyti susirinkti ir iš dalies ir teisingai daro, kad nesiviešina, ar ne? Pirmam paskambinomis sako visą informaciją, kur pardavė, kada pardavė, už kiek pardavė ir kada pas notarą ir kur pinigus dės. Tai yra normalu, kad žmonės nesigiria. Ir atvirkščiai netgi meluoja, kad nebeparduoda, nors iš tikrųjų jau yra įduotas avansas ir parduoda. Žiūrėkit, kaip įdomiai gaunas. Tie, kurie pardavė, jie tyliai niekam nesako, ne? Nieks negirdi apie pardavimus, nors įvyko pardavimai.
Taigi registrų kadastrų statistiką turime prieigą, galima iš tikrųjų, bet kas tik norėtų, galėtų tą registrų kadastrą statistiką pasitikrinti. Ir vienu žodžiu, o tie, kurie neparduoda, taigi žinot, tautiečiai, jie visur eina ir verkšlena, nieks neperka, krizė, dabar karas, maras, kaip blogai, krizė, ojei, kaip negerai. Ir eina į balius, į pirtelės, pas draugus, kur beitų visur, vieni kitiem verkšlena ir pučia tą pa. Ir tada susidaro tokia psichologinė atmosfera, kad tikrai yra krizė. Kas tai yra krizė? Tai bankai kelia palūkanų normas, taip, žmonėm ten tos išmokos, paskolos brangiau kainuoja, kiti nebenori tų paskolų imti ir taip toliau. Tai tas toks, sakykime, aplinka finansinė yra pasikeitusi, tas tiesa, bet kas sakė, kad visiškai viskas mirė. Niekas nėra mirę, tik tai tie sandoriai gal biškutį, kai kuriems sunkiau, sudėtingiau, tos dėrybos agresyvesnės gal vyksta, bet prekyba vyksta, gimstamumas yra, mirštamumas yra, prekyba vyko ir vyks visada, ir netgi per karą. Ar netgi Ukrainoje vyksta nekilnojamo turto prekyba, galit pasidomėti, registruose įregistruota pilna sandorių, ar ne? Tik tai aišku, ta prekyba ten kitokia vyksta, jau kitaip, sudėtingiau ir taip toliau. Ir vieną žodžiu, tai va, dėl tos, kad ar vyksta ar nevyksta prekyba. Tai prekyba vyksta ir vyksta pakankamai aktyvi. Nėra kas rimtai to užsimtų, nes Lietuvos agentai įsivaizduoja agentų darbą tokį. Atvažiavau, padariau nuotraukas, įdėjau į skelbį, įdėjau Arodą, viskas, dabar lauksiu, kol man kas nors paskambins. Va tokie Lietuvos profesionalai. Bet tada mane žmonės klausė, Dariau, o tai ką galima daugiau padaryti? Viską galima padaryti 10 arba 100 kartų geriau. Jeigu tu save skaitai profesionalų, tai tu pasimk tą teritoriją, pasikabink žemėlapius rajonų, jau mano visos Lietuvos, jūs savo apskrities, savo rajono, savo mikrorajonų, su sklypų planais, su viskom išsikabinkit žemėlapius ir nuvažiuoji, apsižiūrėjai vieną, antrą namą, po porą namų kokį per dieną apsižiūri, bet daug neįsitempiant, bet esi smalsus, visą informaciją renki, kalbi su statybininkais, kalbi su žmonėmis. Žmogus nenori šiandien rašyti sutarčių, jokių problemų, su juo pasišnekėjai, pasidarai nuotraukėlę, reiškia, o dabar, aš dabar verslo paslapčių gal neišduosiu, čia jau kas susidomės, kontaktuokit mane, paaiškinsiu, kaip mes optimizuojam tos procesus, kad gautus greičiau, daugiau, geriau ir taip toliau. Žodžiu, nuvažiuojat, grįžot, įsismėgėt vėliavėlę ant žemėlapio, šitas nori, šitas nenori, šitas susidomėjęs, išsitiri rinką, pabendrauji su statybininkais, žinai, kur defektuoti namai, žinai, kur kokybiški namai, niekas neturi už tave žinoti tavo teritorijoje geriau situacijos nei tu. Reiškiasi, po to pavasarį, rudenį žiūri, kur užpila, kur šlapia, kur balos kaupėsi, kur dar kažkokios problemos ar ne. Rudenį netgi, kaip ir sakiau, mes planuojam daryti termovizijas nuotraukas. Įsivaizduokit, dabar yra tokiam Utenos apskrity, nuperka 90 namų, o pardavime yra kokie, jeigu 90 nuperka, tai galim iš 5 dauginti, yra parduoti nori kokie 500. Skelbėsi iš jų turbūt tik tai kokie 200. Aruodė ar skelbė geriausiu atveju 50% skelbimo, čia geriausiu atveju. Kai kuriuose vietose, kai kurių objektų, tik tai 25% yra skelbiama Aruodė, o 75% bando kažkaip kitaip per Facebooką, per laikraščius. Žodžiu, tik nedidelė dalis yra tam Aruodė, o pirkėjai jau galvoja ir pardavėjai, kiti galvoja, kad jau viskas yra Aruodė, viskas yra skelbė. Visiška nesąmonė. Aš 30 metų dirbu su nekilnojamu turtu ir tiksliai žinau. Reiškia, jūs darotės tokie profesionalai, lendat visur, rendat visą informaciją, darotės nuotraukas, kaupėt savo tą žemėlapį, savo teritoriją, išmanot kaip niekas kitas, ar ne? Ir tada ir pirkėjai jau su jumis kalbėdami, sako, tikrai tu išmanai daugiau negu kiti, taip agentai neišmano, žinai, kur jie išmanys. Jie kaip teletabiai nuotraukas padaro, įskelbė Arodą sudeda ir po to šansus gaudo. Bet, matot, mes kaupiam visą informaciją, tokia kaip štabą pasidarom, ar ne, ir su architektais bendraujam, ir su antstoliais, ir su visą informaciją valdom ir kontroliuojam 100% visą informaciją. Čia toks tikslas turi būti. Aišku, vieną kitą namą gal pramastinam, ten kaimynai susitarė ir niekur niekada nesužinojom, ar ne? Bet jeigu tik tai žmogus dabar pardavinėja arba planuoja pardavinėti, kadangi mes užsiimam siaurą specializaciją tik tai su namais, tik tai su vienu dalyku užsiimam, tai mes jau žinom, kad po pusės metų ar po metų kažkas pardavinės. Bamtis įtraukia į sąrašus.
kad jisai po metų jau planuoja, tie metai prabėgs labai greitai, žinokit. Ir darai apskambinimas, jisai jo prisimenu, gerai dirbam, ar ne? Svarbiausia, brangieji, kad prekyba vyksta, tik tai man reikia žmonių, kurie tikrai užkeltų standartus, nes dabar aš čia buvau prisirinkęs tokių žmonių, kurie, kam vaiką prižiūrėti, kas savaitę kitam darbę dirba, kas iš vis tingi dirbti, žinai, tik tai paklausyti kursus nori. Ir man tokia, auditorija ne visai tinkama. Aš noriu nufilmuoti ir apmokymus labai kokybiškus, ar ne? Ir aš noriu sukelti standartą, kad mano brokeris uždirbtų 20 000 arba daugiau per mėnesį, per krizę dabar, ir jokių problemų. Bet aišku, pradžioje reikės jau paarti, ar ne? Reikės padirbti ir 10 valandų, niekas neskaičiuoja čia šitam žaidime, brangiai. Reikia dirbti iki 12 nakties. Pavargsti, nori pailsėti, ilsėsi vidurį dienos, eini ir pailsi vidurį dienos, kokios problemos, ar ne? Bet turi būti šita veikla prioritetas numeris 1. Tai va, jeigu esate toks žmogus ir jeigu esate automobilių prekeivis, tai jūsų tuos įgūdžius galima greitai pritaikyti. Bet matot, jeigu automobiliuose ten, ką žinau, išpakliuojat ir tvarkot ir ten kažką tai tokios visokias machinacijas darot, tai su nekilnojamo turtu mums nereikia tų dalykų daryti, mes pardavinėjam kitų žmonių turtą, ar ne? Ir mūsų yra konkretus komisiniai 10, 20, 30 tūkstančių eurų, pusė pinigų jums atitenka, pusė pinigų atitenka komandai, bet jums užtenka, už tai nereikia pirkėjai ieškoti, jums komanda labai stipriai padeda ir padeda aš pats asmeniškai. Pirmasias sutartis jūs pasirašysit tik tai su mano pagalba, be manęs jums praktiškai pradžiai be šansų pasirašyti pirmasias sutartis, pirmas 2, 3, 5 sutartis. Dabar ką dar jums tokį turėčiau pasakyti, ką aš šitiem dviem. Ir šitie 2 kandidatai man labai geri. Nežinau, ar čia man reikėtų sakyti, kad ieškau, kur išsiskyrė ar kažką tai, bet man reikia, kad žmonės suprastų, kad bent jau 2-3 mėnesius šita veikla turi būti numeris 1. Jokių savaitgalių, jokių draugų, jokių nesąmonių. Jeigu jūs norite krizės metu susikurti gerą verslą, geras pajamas, tai, jeigu jūs norite tą kabutėse asmeninį gyvenimą gyventi, tai gyvenkite tą savo asmeninį gyvenimą, gerkite, siurkite alų savaitgaliais ten baruose ar dar kažkur. Čia jūsų problemos. Man tokių žmonių nelabai reikia, ar ne? Man reikia tikrai tokių ambicingų žmonių, kurie ir aš skaitau, kad automobiliai prekeiviai turbūt neskaičiuoja irgi valandų. Jeigu reikia mašiną parodyti ir parduoti 8 vakare ar 9 vakare, jie tai visada padarys. Tai va, tokių prekeivių man reikia, kurie supranta, kad jeigu reikia padirbi iki 12 nakties, bet jeigu reikia su šeima pabūti vidurį dienos kažkur tai, kažką tai eglutę kokią ar dar kažkas tai, vadinasi, tu praleidi laiką, arba jeigu tu jau pavargai vidurį dienos nori eiti pirtelį, pabūti valandą 2, tai tu eini, pats save reguliuoji, pats save kontroliuoji, niekas tau neaiškina, ar nuo 8 iki 5 dirbti, ar nuo 8 iki 6, ar nuo 9 iki 6, ar dar kažką. Svarbiausia, kad prekyba vyksta, mano žinutė automobilių prekeiviams, prekyba vyksta, mūsų sutartis yra nenutraukiamos. Reiškia, mes rinką stebim, jeigu nenori kažkas tai pasirašyti sutarčių, jokių problemų, mes galim įduoti avansą, nupirkti, perparduoti, kaip ir kupai galim sudirbti, ar ne? Čia jokių problemų. Esmė tame, kad mes stipraus marketingo dėka sugebam turtą visada parduoti 10-20% brangiau, todėl ir komisiniai mūsų yra 6%, jie yra pagristi, o mūsų dėrybinių sugebėjimų, bent jau mano dėrybinių sugebėjimų dėka, aš bet kokį turtą, pasidaręs rinkos analizę, bet kokią turtą nupirksiu 10-20% pigiau. Priešingų atveju, tai man tai būtų savęs negerti. Ir žiūrėkit, kas gaunasi neblogos maržos ant namų, kurie kainuoja 100, 200, 300, pusę milijono, kur kainuoja, ten nemažos tokios maržos gaunasi, ne? Tai va, bet mes pagrindė mūsų yra orientacija, kam reikia padėti parduoti, o žmonėms tikrai sunku yra parduoti turtą, jie pagrindė pardavinėja turtą patys pardavėjai, jie galvoja, kad jie gali patys parduoti, deda tos skelbimus, derybų neišmano, psichologijos neišmano, ko reikia pirkėjim neišmano, kiek statistikos nežino, rinkos analizės padaryti. Tiesiog tokie atseit psichologai bando spėlioti,
ir jie pastato kainą per aukštą, kai taisyklė visada, po to mažina, po to nusimažina per daug ir parduoda per pigiai, mes būtumėm galėję tą patį namą parduoti 10, 20, 30% brangiau. Bet jie džiaugiasi, kad niekam nereikėjo sumokėti. Žinot, tas mąstymas pasidarysiu pats. Jokios logikos nėra šitam, aš pats parduosiu, aš pats gudrus ir taip toliau. Parodykit man nors vieną pardavėją, kuris išmanytų nekilnojamo turtą geriau negu aš. Jeigu jisai išmanytų nekilnojamo turtą geriau negu aš, turbūt ir prekiautų nekilnojamo turtu, nes tai yra labai tokia prestižinė profesija, prestižinė veikla. Ir krizės, kai yra dabar krizė, mums tik tai geriau, tie pardavėjai yra sukalbami, jie mums moka, jeigu mes imam 6%, aš dabar įveščiau tvarką 7% ir visi mokėtų 7%. 15 metų aš imu 6%, bet aišku, daugumą pardavimų mes padarėm su butais. Dabar nusprendėm su butais nebedirbti, dirbti tik tai su namais. Bet, brangieji, tie, kas turit minčių, reiškiasi, arba Miami pasidarbuoti, tas, kur iš Anglijos žmogus kreipiasi, tai jisai nori Amerikai pagyventi, pamatyti Ameriką iš vidaus, ar ne? Ir tai jisai Lietuvoje gali prisirašyti 10, 20, 30 sutarčių, palikti asistentus, palikti ir atvažiuoti, ir čia su sūnum gali keliauti, viską telefonu, internetu, viską derinti, asistentai aprodo, po to ten kolega kokius dokumentus sutvarkyti ar kažką, tai viską galima susijungti, dabar juk nuotoliniu būdu viską galima tvarkyti. Bet aišku, sutartis pasirašyti jau reikia vietoj, tas apžiūrėti, susitarti, reikia pabūti vietoj, bet prisirašai tam tikrą kiekį sutarčių ir po to, jeigu tu nori keliauti po tą pasaulį, jeigu tau įdomu, jeigu pamatyti tas akis paganyti po tą svietą, ar ne? Tai tiek. Tai va tokia žinutė yra automobilių prekeiviam. Jūs prekiavo daug metų automobiliais, dabar neinate automobiliai, tai galbūt reikėtų pereiti į kitą lygį, jau prekiauti ne rūdinčiais daiktais, o prekiauti jau rimtų daiktų, kur kiekvienam žmogui reikalinga, kur reikalingas stogas, kiekvienam virš galvos čia jau būtinybė, ar ne? Ir to labiau, kad mūsų komisiniai yra 6%. Tai va, tas aišku liečia ne tik automobilių prekeivius. Jeigu nekilnojamam turte dirbat ir jums nesiseka, tiesiog jūsų vadovybė, jūsų sistema yra neteisingai pastatyta, ne? Jeigu esate darbštus šiaip koks verslininkas ar ne ir dabar nesigauna tas jūsų smulkus versliukas, meskit velniop, nesigauna, nesikankinkit, pereikit prekiauti normalia preke. Normalia preke prekiausit, mano 30 metų patirtis jums bus perduota, ir gyvensit, jokios krizės jums nebus. Jokios krizės nebus. Tai va, kontaktuokit mane, aš jau 2 tokius rimtus kandidatus turiu. Man idealiu atveju būtų 10 žmonių, kad kiekvienoje apskrity, bet jeigu gausis mažiau, jeigu pradėsim su 5 ar su keliais žmonėmis, bet 10 žmonių, bet čia turės susimokėti už apmokymus iš karto. Ne? Tie 10 žmonių turės susimokėti iš karto, sakykime, arba pradėjus dirbti ten 5 iš karto, 5 po porą savaičių. Bet šitie žmonės gaus individualią mano pagalbą, individualius apmokymus. Reiškia, kurie neturit susimokėti pinigų už apmokymus ar ne, už prisijungimą, irgi skambinkit, irgi registruokitės, kai jau mes su tais lyderiais 10 pajudėsim, pakelsim standartą, ar ne, prisirašysim tų sutarčių, tai tada ir visus kitus jau prijungsim ir galėsim padaryti išsimokėti. Aišku, testuosim jūs, žiūrėsim, ar jūs tikrai rimtai nusiteikę, ar taip tik tai šansus kokius gaudot. Jeigu kokie pašalpininkai ir šansų gaudyti, tai aišku, tokie geriau net nesikreipti. Čia reikia žmonių, kurie turi sveiką suvokimą, kurie supranta, kas yra nekilnojamas turtas, kurie supranta, kad žmogui reikalingi pinigai. Tai šitie žmonės man labai reikalingi ir jokios krizės nekilnojamam turtui. Taip, žmonėms yra krizė. Mums, kadangi mes sprendžiam problemą tos krizės metus, mums kaip tik yra klestėjimas, ar ne? Žiūrėkit, čia reikėtų žiūrėti gal kaip laidotuvių paslaugas, ar ne? Kadangi žmonės miršta, jie klesti. Kuo daugiau žmonių miršta, tuo jiem geriau, ar ne? Tam tikra prasme. Tai va, ta korona buvo labai geras dalykas laidotuvių tiem matyt biurom, ar ne? Laidotuvių paslaugas teikiančiam. Taip ir čia, kažkam krizė, o mums tai ne krizė. Mes sprendžiam problemas ir mes už tai įmam pinigus. Aišku, pagal tą tarybinį mentalitetą, tarybinį mąstymą, kiti, oi, tik pinigai, čia jie turėtų žmogui padėti, taip nemokamai. Toks iškreiptas, nesveikas
mąstymas pas žmonės. Reiškia, jeigu aš sugebu teikti paslaugas, aš jau turiu teikti dykai. Reiškia, įsivaizduokit, kaip žmonėms sugadino visą psichiką, sugriovė tas komunistinis mąstymas, ar ne? Gamtoj yra kapitalizmas, gamta yra kapitalizmas. Kodėl? Todėl, kad kapitalizmas yra energijos apsikeitimas. Reiškia, aš tau suteikiau kokybišką paslaugą, tu man sumoki kokybiškus pinigus. Aš tau sugebu labai efektingą, labai didelę problemą išsprendžiu, tu man sumoki labai didelius pinigus savo energijos, ar ne? Bet tau verta vis tiek, tau apsimoka, nes greičiau buvo tvarkyti. Gamtoje yra tas pats, visur, kur žiūrėkit, visur vyksta energijos apsikeitimas. Ne komunistinio mąstymo žmogiukai sugalvojo, kad reiškia, tu turi man padėti, nes čia prieš Dievą gerai, prieš komunizmą gerai ir taip toliau. Tokių žmonių, aišku, net nesiartinkit prie manęs, tokius žmonės dabar patys suprantat, jau stengiasi eliminuoti visą sistemą netgi, ne? Kur nori gauti, bet nieko neduoti. Ne, tokie kuo toliau. Tai va. Žmonės dabar su namų pardavėjai turi problemų, jiem yra sunku parduoti tos namus. Ir mes tą mokam padaryti, ar ne? Mes mokam greitai, efektingai parduoti ir gauti aukščiausias kainas. Pat ir viskas, ar ne? Tik tai aišku, jeigu jūs yra, kaip prieš tai pas mane brokeriai prisijungia, duodu užduotį nuvažiuoti per savaitę apžiūrėti 10 namų, skambinu, kiek apžiūrėjai vieną. Ir po to, tai tu Dariau man padėk, pamokyk. Ne, aš tave nei padėsiu, nei tavęs mokysiu, kadangi tu nedirbi, aš savo laiko ir savo energijos jau tikrai negaišiu. Kągi, ačiū uždėmesi. Namų brokeriai, prenumeruokit YouTube kanalą Namų brokeriai. Galite eiti iš seniau pasižiūrėti visi butai YouTube kanale. Reiškia, ten brokeris Dalius, brokeris Gitas, brokeris Žydrūnas ir taip toliau. Galite eiti pažiūrėti, ką man pavyko su tais žmonėmis padaryti, kur tik po 2000 te sumokėjo ir dirbo tik su butais. Dabar apmokymai 10 000 ir mes dirbam tik tai su namais. Tik tai su namais. Rinką parodžiau, statistiką parodžiau. Kągi, kontaktuokit Darius Overlingas iš Miami, rašykite man arba čia komentaruose rašykite, kad norit startuoti, parašykit savo telefono numerį komentaruose, po to ištrinsit, kai jau aš sukontaktuosiu. Arba, reiškia, į Facebooką Darius Overlingas rašykite, arba kur dar, LinkedInas, Instagramą, galite ir Instagramą, aš turiu tos visus akauntus, bet pagrindė Facebooką naudoju, YouTube'ą naudoju, arba skambinkit telefonu 8660 22120, 8660 22120. Skambinkit, sakykit, Dariau, aš esu tas kareivis, kur noriu tą rajoną tvarkyti, tą apskritį tvarkyti, noriu į Miami atvažiuoti, prisirašyti sutarčių, atvažiuoti į Miami nuotoliniu būdu, kaip ir tu išmokti padirbti. Prašom, kreipkitės, tik tai svarbu, kad būtų teisingas požiūris, kad būtų noras mokytis, kad būtų darbštus žmonės. Tų tokių šansų gaudytų ir turistų jau geriau. Jeigu jau turite asmeninių problemų, turite kitus darbus, čia nėra papildoma veikla, turite vaikų ir neturite kas juos prižiūrėtų, tai čia žinokit irgi jūsų problemos yra. Aš laiko negaišiu žmonėm, kurie nerimtai žiūri į nekilnojamo turto karjerą. Ačiū uždėmesi ir iki malonaus. Ate.